Buvom iškart nusileidžiam Madride, esam Madrido aikšteliai, atvykom į trumpą stovyklą, kurių laukia šiemet net 3. Pirma suaugusių, antra po jaunimo ir trečia paauglių. Tada 4. stovykla vėl bus mano, važiuosim į Spartos stovyklą Vilniuje. Galimai esame dabar prie susitarimo pabaigos su UTMA dėl dalyvavimo rugsėjo 26 dieną kovoje su Kaiser Hayat 5 raundų dvikovoje dėl UTMOS čempiono vardo. Kad atvykom, kaip ir minėjau, į Madridą, pakvietė mumis Miguelis į stovyklą savaitgalio 4 dienų. Esam čia, gavom Seat Ibiza, ką tik nuplautą, mėlyną, tamsiai, 1.0 variklių. Sėsiu to už vairo, pažiūrėsiu, kaip čia tai Ispanijos keliai. Pažiūrėsim, kaip čia seksis. Manau, bus gerai. Reikia patikrinti McDonald'ą Tailande, McDonald'ą Ispanijai, McDonald'ą Italijai. Gal pašlubuosi? Kur mūsų Brightas? Brightas dar rinkos Ispanijos nepaėmė? Ralfai, kaip suprast? Čia matau tik Red Bullį monsterį. Nežinau, iš tikrųjų, tai jokas jokais. Esam priešo teritorijoje, tai čia priešas jau, jeigu viskas gerai, Hayatas. Tai pažiūrėsim, kuo jis čia gyvena. Nors aišku, jis ten kažkaip kitur, kitoj pusėje. Mes kilam, net nebijoju, jeigu jis yra tas, vadinkim, neblogas vietinis Ispanijos kovotojas, tai jį čia tikrai žinos. O, 16 eurų, sako. Full. Tai gavosi, kiek litrų mes pavažinėjom? 15 litrų. Tai kiek mašinų važiavom dabar? 300. Nu, 5. Spaudžiant gan stipriai ir su benzinu. Čiungum daiktus važiavom. Bookingo numberio kodo 6, 1, 4. Martynas. Labas rytas, Martynai. Po kiek čia valandų mes keliavom? 12 kažkur varėm. Jeigu ne, dar su sustojimais. Tai aš turiu tokį mes čia 12 vakarą beveik buvom. Jo. Varysim šiandien pusę 11 kazirų. Pasigėsim dar ten kavos, sakė. Anksčiau biškai atvyksim. Pirma treniruotė 11 ryto. Ir jau oficialiai sakė 8 vakaro stovyklos treniruotė prasidės. Tai tokia, vadinkim, vėlyvas laikas. 8 vakaro. Pradžia. Turbūt dėl karščio, čia 6 gal nelabai ir nori sportuoti. Bet jau virina saulė, virina, jau dar tik tai ankstyvas rytas, bet jau karštas. Nudegsim savo subines. Jau čia jau biški yra. Nežinau, galime atsigerti kažko. Aš Estonija. Oh, close. Lithuania. Very close. Ah, Lituania. Litauen. Hello. Hello. How are you? Very good. Long. Ahora nos vemos. 18 hours. 18 hours, yeah. Expreso. Dos. Gracias. Kad, Marti Fandžias randas tokį bariuką turės? Nu, mes jau pabiškai darom tą bariuką. Karolina su Meda ir Ligita užsuko, tai jo, turim jau barą. Pabiškai gavom visus leidimus, oficialiai davom viską. Kavą, proteino kokteilius, vandenį, viską. Užsukit, pasivažymį, paragaukit, pakomentuokit, duokit atsiliepimą ir padėkite mums augti. What's up, Martina? How are you? Very good. How was the trip? What's up? Good. Do you need something? I'm not sure, no, I have everything. Oh, you have ready. water, you have Yeah, everything, yeah. everything you need. Now the session will be more technical training, Okay. more relaxed because also yesterday we had a big Yeah, trip, yeah. so not very hard session. Good. I will not train, but there are professional fighters training this one, so it will be good. Gražiai. Sakė, bus lengva trenkia, tai ačiū Dievui, nes aš nelabai formui. Maikas nesimausiu, bus laik su Maika, visą kempą. Po kempo nebent gal, jeigu pagerės situacija.
tai pajudėsi? Numėsiu 2 kilogramų. Parodysim, kad iš tikrųjų net atostogaut važiuojam. Man biškį pasportuoti. Nu, ir yra sunku, kaip būtų atrodo iš šono gražu viskas, kaip sakant, paveikslėlį Instagram'e, bet realybė tai reikia kapoti. Lengvai sakė, bet žinai, ten atvažiuoji, čia yra kaip taisyklė, eini sparingų, sakai, šiandien lengvai, taip kad lūžta kažkam nosis ar ten kažkas mėlynė, įsitaiso. Tai čia galimai gali būti lengvai, bet labai nelengvai. Tai pažiūrėsim, kaip bus. Ya aproché low kick, apoyo. Vamos, mano, rodilla. Vamos, bien. Ya aproché low kick en línea. Apoyo. Pego, eso. Pum. Labai sunku. Sunku ir komentuoti iš tikrųjų. Bet vėlgi, kiek savęs spausti, tiek ir bus sunku. Jeigu ateisi čia pažaisti, tai bus lengva. Nesvarbu, ko bus. Viską, man rodos, čia yra. Banko Pro, dar vienas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Banko Pro diržai. Tai daug diržų. Žodžiu, viską čia pilna. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Sí. ¿Cómo se llama el nombre del canal? En canal Martynas Danius. Vale. Oye, es also Martynas Žmonės yra šitą nesportavai, niekad čia taip nereikia minėti. Tai dėl to ir reikia anksti pradėti ruoštis. Nes man, tai prasme, aš taigi negaliu iškart iššokti ten 100% režimą, man reikia biškį tą dizelį užkurt, pašildyti. Trečiadienis 10 val. 11 val. Sporto mokslas. Ten pas jumis sunkia svorį, neįdomu. Kaip tu tokie sprendimai? Bairis, padėliniam nėra nieko švento. Esame astrologai padarėm pirmą treniruotę. Šiuo metu vyksta veiksmas pas žmonės. Nieko, stovykla oficialiai prasidės šį vakarą, 8 vakaro. Tada rytoj turbūt bus 2 treniruotės, šią sekmadienį dar. Viena mažiausiai, nes mums nori keliauti vėl atgal į Madridą, tada Madride biškai būsim ir grįžinėsim į Klaipėdą. Tokia trumpa kelionė, 4 dienų. Valgysim, pasivalgysim biškai, praleisim laisvą laiką ir varom atgal. Siųsi Lastausku šitą bezabraziją. Tai suprastų, kad Lietuvoje dar nėra tai blogai. Yra ir blogesnių dalykų svetur. Iš karto daužo karštis iš vidaus. O Jezu. Nusvilau ranką. Jėlį. Nu čia toks irgi. Veltui aš antrą kartą laikiau. Gerai, kaip manot, antras nu ne, nu čia jo, čia tai pavyko antras. Nors jeigu taip labai pažiūrėti. Ne, gražiai, manau. Nu toks nežinau. Manau, žinaklučių irgi taip praėjęs. Aš manau, turit ir šitą pakomentuoti, čia kaip čia antras, ar čia skaitos, ar čia nesiskaito. Kaip nėra, ar matuoja tos poro cemų ar nelabai? Man tipo kaip su liniuote? Nu, tipo, jo. Nu nesu girdėjęs tokio. Nu tai va, tai reiškia viskas gerai. What's up? I was waiting for you, both of you. Tai sertifikatas, diplomas, dalyvavai. Nu, dar nebaigiu seminaro, bet jau galiu bėgti, kaip sakau, turiu diplomą, tai dingstam. Pressure make diamonds, so I'm covered in ice. Got me out for the whole pie. I don't want slice. In a room full of bad girls, that's not my type. Cause I'm married to the game, baby, that's my wife. Whole board getting wiped down. We don't play light, never psyched out. 100 proof, everything's spiked. All boxes getting checked off, cause that's what I like. Got wings made of hundreds, I'm about to take flight. Going up, going up, going up, going up. Hold it up, hold it up, blow 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 it up, hold it up, hold it up, blow it up, blow it up. Can't
Can't you hear the bird? That's the money machine. Big stacks break off the whole team when you hear the bird. That's the money machine. Big name, all caps, long paper, tall green. Can't you hear the bird? That's the money machine. Big stacks break off the whole team when you hear the bird. That's the money machine. Big name, all caps, long paper, tall green. Kill the track, then I'll run it back. Bring it all to life. Trying to shoot for the moon, yeah. You can get sniped. Too blessed in the flesh now. You can get Skype. Crow try to dunk on him with the left or the right. I'm just digging in. 1, 2. Nu visur, žinai, visur kitaip. Vieni akcentuoja smūgį, kitur, nežinau, ten technika apgaulės, kažkas čia labai akcentavo tikslumą ir laiką, kada įmušti nori. Tai, nu, dabar jausmas, man labai ant to jausmo dirbo jie. Kuo tiksliau, kuo laiku. Stretch your arm, this distance. Okay. No touch, shadow boxing. Okay. But you play with my kicks. If I kick, you block, okay? Okay. Like sparring, but Yeah. shadow. Oh, yeah. If I go forward, you go back. Yeah, yeah. Yes, control, distance control. If you go forward, I shoot. The most difficult fight was against Petch. It's the most difficult one, not the hardest, but the most difficult. The hardest fight, it was my first fight with Promotion that I lost. It was a good fight, it was like a split decision, but I lost that time. And it was my debut in Glory. I didn't have the experience in big stages, you know. So it was hard because he came with a lot of pressure. It was I was smaller than I am now. I didn't have the same power. So it was really hard to handle the pressure and to keep up with the pace. Those two, the most difficult dispatch and the hardest was Promotion. Gert noriu ir valgyt, bet labiau gert. Tai vandens tai yra? Nepadės, reikia kažko daugiau. Alaus? Negeriu alaus šiaip. Karšta, salės temperatūra vidinė, aš nežinau, ten buvo nuo koks, nuo 3-5 gal tikrai. Kaip Tailande, toks jausmas, tai kad esame Europoje. Smagu, biškai kitaip, jie gal dirba ne kiek ant jėgos, kiek ant tikslumo. Tai daugiau mažiau sakė, ryt per ryt viskas kartosis. Tai liko dar 2-3 treniruotės. Kiek ko pasibandysiu, kas labiausiai patiks, tą parsivešiu. Rodysiu, kaip ten kas, kaip kur ką darė, kaip kas veikia. Šiaip įdomu labai tai, kad nėra tokių pavienių smūgių. Pas juos labai daug, tam kažkas atgal, vėl bum, atgal, bam, toks. Žodžiu, daug veiksmo viso čia yra. Su mumis gal kiek paprasčiau. Man mūsų mokykla labiau patinka. Konkrečiai ir aiškiai. Bum. Viskas. Nėra tas karšta, ką? Ne, nėra. Tokia montaristinė kamera šitą. Bet duodin savo tą prieskaniuką tokį. Tu čia normaliai. Šiaip labai čia gražiai. Sakyčiau, paupgreidinta Palanga, tik be jūros. Tai palauk, ai. Nu jo, bet čia yra jūra, neturi maros, ne? Ne. Čia kokios 3 valandos, manau, iki jūros. Grubiai. O, čia sustriko abonementai. Planelis toks, padarom paskutinę treniruotę. Persikūnam visus daiktus, žiūrim kas gero. Lėkim iki Madrido. Madride bandom išgyventi dar parą kažkaip. Šokam lėktuvą, grįžtam į Lietuvą. Į gerą orą ir varom į stovyklą. Only dessert, no vegetables. Voy a intentar que os queden 4 cosas. Viskas, aišku, Martynai. Listo, amado, vale, lo que quiero es este contigo. Aquí se lo toca, vale, punto para arriba, fuerte.
Okay, thanks. Tomorrow morning, but busy day. Okay, I totally understand. I went to Klaipėda, which is the end of the world in Lithuania, so we'll be together. It's a matter of time. Thank you very much for being here. Martinas came straight from Klaipėda to enjoy our summer camp, and I want to send the best wishes for all the people from Lithuania, my Lithuanian fans. I went there twice, once at Martinos gym, and I love the country, love the people, and hope everything is okay. Close. Thank you, bro. Now I have experience. Thank you. Gasolina. Gasolina, sí. Vale. Gerai. 95. Čia šokių batonų kvepia. Tai turi šiaip labai gerai išvystyta viskas. Atvažiuoji, pasiėmi, viskas aišku, kur grįžti. Jau neramu, reikia visas kišenės užsitraukti, ne? Tik anksčiau žmogeliukai arkliais jo. Tai užeik ir tave įdėsi lentą. Net nebejoju. Tai paskutinė diena, esame Madride, turim trumpą stotelę, pasivaikščiot, pasikultūrint. Šiuo metu stovim prie legendinio Madrido Realo stadiono, jisai ten žmonės kažkur, didžiulė lėkštė. Tai moralas toks, patiko, buvo įdomu, šiemet buvau Ispanijoje, pernai buvau Bulgarijoje, prieš porą metų buvau Olandijoje. Kol kas Olandų kickboksas man labiausiai buvo prie širdies. Bet, kaip ir minėjau, moralas yra toks, geriausia yra su savo komanda. Šiuo metu mano komanda profesionalų yra Vilniuj. Ten, manau, būtų man asmeniškai, bent jau sakysiu taip, ne, kur esu buvęs stipriausia, geriausia, šauniausia, fainiausia. Na ir žinoma, savo namuose Klaipėdoj. Tai iki susitikimo salėj, sportuokit, pasimokit iš manęs, kad skirkit bent 1 valandą ir viskas bus gerai. Baigiau. Pau!